Jeigu aš viską atsiminčiau, aš būčiau tobulas šefas tiesiog. Aš per visą gyvenimą gamindamas neišmoksiu tiek, kiek per šiandien. Aš žinau, kad mano mamai šitas jau patiks. Aš grįžęs dabar į Klaipėdą pirmų taikinių mamai šitas pagaminsiu. Nerealu, iš tikrųjų, viskas pagal kas tiek nerealu. Ir daug sužinojau, ir viskas taip gražiai ir skoniai atrodo. Kalėdos? Visiškos kalėdos. Jeigu reikėtų spėlioti, nežinant, kas tai buvo, manau, kad nelabai atspėtume, ne? Ne, neatspėtume. Visiškai. Tiek pernaudoti dalykus, aš net neįsivaizdavau. Mane iš karto aš atėjau, galvoju, jūs man gėlių pridėjote tiesiog į namus. Sveiki, gyvi. O, labas. Laba. Aš žinau, kaip čia man pasisekė. Aš esu Algimantas, seras Algimantas Žadeikis. Esu šito milžiniško centro mokytojas. Bet dabar norėčiau pristatyti savo kolegas. Dar vieną mokytoją. Ir apie ką mes čia kalbėsim, tai gavau tokią galimybę, kad man pasakos labai daug apie ir jum to pačiu, apie tvarų maistą. Turim mokslininką, turim 2 kulinarijos genijas, jeigu galim taip sakyti. Ir turime daug produktų, kurių net negalvojot, kad galim suvesti į vieną. Ir viskas yra labai, labai tvaru. Ir neišmeskit produktų. Šita idėja svarbi. Kolegė, prisistatykite. Šita idėja labai svarbi. Jūs esate Green projekto tvarumo dirbtuvėse. Atviras jaunimo centras vykdo Green projektą, kuriame mes jūs supažindiname su ekologišku, tvariu maisto gamybos būdu. Ir šiandien mes kalbame apie tai, valgoma tai, ką kiti išmeta. Aš esu Vaiva Čaplikienė, Hobbyverse kulinarijos būrelio vadovė. Kartu su jaunimu mes gaminame labai įdomius, netikėtus patiekalus ir šiandien aš jums pristatysiu tikrai ne vieną įdomų patiekalą ir vienas iš jų bus blynai su šeivamedžio žiedais. Ar žinot, kas yra šeivamedis? Aš žinau, kas yra, kai pamačiau šitą. Tai galim rasti laukuose. Taip. Bet aš žinau, kad mūsų mokslininkas daug papasakos ir apie dalykus, kaip modifikuoja augalus ir apskritai. Kiek yra skirtumas valgyti virtuvėje ir kiek yra skirtumas valgyti iš gamtos ir darniai naudoti produktus. Kolegė, prisistatykite. Esu Roma Perepečkienė, sveikos gyvensenos propaguotoja, ūkininkė nedidelio ūkio ir visą gyvenimą mėgau gyventi gamtoj, ieškoti tenais augaliukų, lapelių, žiedelių, kuriuos galėčiau valgyti ir kuriuos galėtume pritaikyti ne tik aš ir mano šeima ir artimiai galėtume pritaikyti savo mitybai. Tai šiandien bus tikrai labai netikėti sprendimai. Vienas iš jų gal bus žalių spyglių, tai yra eglės, pušys, kadagiai, gira. Nors, sakykime, atrodo, tiek daug pas mus yra tų medžių ir mes jų nepanaudojam. Tai šį kartą pabandysim panaudoti juos ir pažiūrėkim, kaip gausis įdomiai ir skani ta gira, kur vasaros karščio metu mes galėsime atsigaivinti. Na ir mūsų trečias kolega, mūsų mokslininkas. Sveiki, aš Mindaugas Sakalauskas, ne tik mokslininkas, po mokslų baigimo ir verslininkas, ir ūkininkas, ir maistininkas, ir dabar gal net ir mistikas, nes šiuo metu apie maistą yra tiek daug visokios informacijos, tokios prieštaringos, kad žmonės pasimeta ir nežino, ką, su kuo ir kaip valgyti. Ir dažnai net prieštarauna vieni kitiems. O kadangi verslininkas, aš susidūriau nuo grūdo, sėklytės, nuo auginimo iki panaudojimo pašarams gamyboje, gyvuliuko užauginimo ir maisto pagaminimo. Tai aš žinau praktiškai ir tai čiupinėjau ir mačiau pats savo akimis ir žinau iš vidaus, o ne iš žiniasklaidos ir ne iš... Taip, savo rankom patirta. Tai manau, pradėsime nuo to įspūdingo dalyko, ką kolegė daro. Tai galite padegustuoti, jeigu norite. Be cukraus, be nieko. Ar rankos nuplautos valgom? Pirmą paragausiu be nieko. Gal, kadangi daug visko ragausim, tai gal vis dėlto po trupučiuką jo. Geras sprendimas. Lyną šausiu pirmą viso, po to viską po truputį. Jo.
Tai aš šiandien dar gaminsiu šeivamedžio žiedų sirupą ir naudosiu ne tik šeivamedžio žiedus, naudosiu citrinas. Vėliau tolimesnėse atviro jaunimo centro maisto dirbtuvėse ir kuomet mes kalbėsime su jaunimu apie klimatinę mitybą, ar ne, mes tas citrinas taip pat neišmesime, suvalgysime kaip saldainius, nes jos bus išmirkę sirupe ir jos bus fantastiško skonio, o tas sirupas tai tiesiog yra atsigaivinimui ir vitaminai iš pačio šeivamedžio. Šeivamedis šiaip yra vaistas nuo kosulio. Žiedus taip pat galima susidžiovinti į arbatą. Jinai išlieka 2 metus tokia kvapni. Nežinau, kaip žolininkai sako, bet irgi daugelis žolių galioja 2 metus, po to jau reikėtų keisti. Yra raudonėlis, man atrodo, tik tai metus jisai turi savo tas savybės, tai jau čia žolininkai labiau apie tai nusimano. Gauriai geras blynas, atsiprašau, kad pertraukiu. Tai va, savo maistą mes galime tikrai paįvairinti. Apie blynus kalbame tvarios virtuvės dirbtuvėse, todėl kad į blynus dažniausiai žmonės deda tai, ką nori, liko gabaliuko šaldytuve sūrio, dešros, ar ne, įmaišo į blynus ir tokie super gaunasi piciukai pusryčiam. O Mindaugas gali apie blynus pakalbėti dar daugiau, nes jisai miltų specialistas ir mes čia kepame suspeltą kvietiniais miltais, bet galima ir grikinių, ir lešinių, ir bele kokių, mane išsikepti blynų. Kolega man pasakojo prieš ateinant pasiruošimo metu apie grikių blynus. Taip. Labai padėjau. Aš kaip grikių fanas, viską galiu su grikiais daryti. Vis dėlto, ką pastebėjau, mano antra šalis yra Prancūzija. Tai ten yra blynų restoranai Le Crêpe, kuriuose pirmas patiekalas yra grikinis, antras patiekalas yra iš kviečių, tai yra saldus, sidras panaudojimas, yra kultūra, kur į tuos blynus galima viską panaudoti. O sidras ką padaro blynuose? Sidras yra prie blynų. Prie blynų. Kad geriau virškintų. Aperityvas, kad virškinimas yra 1 laipsnis, 2, alkoholio nedaug yra, bet yra tai priimta. Ir būna iš obuolių, iš kriaušių pagamina, ko mes Lietuvoje dar tik dabar pradėjom praktikuoti. Ir kas įdomiausia, kada mes eksportuojam iš Lietuvos pačius geriausius, švariausius grikius, iš kurių gamina miltus, tai atliekame tyrimai nuo lauko toksinų, ochra, aflatoksinų, chemijai produktų, listerija, salmonella, sunkieji metalai, ten yra daugybė ir tik tada į burną deda. Taip. Ir kodėl? Kadangi mes Lietuvoje žinoma vien grikių miltai ir viskas, mes juos gaminame. O Prancūzijoje ten yra gamykloje yra 20 rūšių, kadangi daugiau, mažiau vien tik grikių miltų. Kadangi palieka grikių lukštai, paliekami miltuose. Ir jie ląstelieną gauna kaip funkcinį maistą kartu su miltais. Toliau į tos blynus, kada iš miltų gaminami, galima panaudoti prie grikių kiaušiniai, kumpis, lašiniai, jūros gėrybės krevetės, viską dedasi, pasigamina sviestas, sviestas gali būti ir paprasta, tik su sviestu ką daro. Ir tada jie vieną blyną iš grikių ir panaudoja tą funkcinį, galima ir žiedų dėti. O toliau yra saldus blynai irgi panaudojami, irgi galima naudoti ir uogienės, sirupai. Vien tik su blynais galima būti sočiu, laimingus, skaniai pavalgyti. Ir tiek skirtingų tu vieną meniu gali turėti. Ir nenuobodu. Duona turbūt irgi mūsų antras blynas, ar ne? Tai Roma, tu žadėjai kažką pradėti su duona. Jo, šiandien, kadangi jau Mindaugas papasakojo apie tuos stebuklingus grikio miltus, tai čia jau yra kita duona, bet dabar, kadangi tęsiant tą grikių temą, tai aš norėsiu pagaminti būtent iš tų ekologiškų grikių miltų. Čia yra kas gerai su ta grikių duona, vien dėl to, kad tiem, kurie netoleruoja glitimo, jie gali jas valgyti kiek tik nori, nes kai kurie negali kviečių miltų arba rugių negali naudoti, avižos gal jiem irgi sukelia tam tikrus nemalonumus pilve, tai vad grikiai yra labai labai geras sprendimas. Tai mes pabandysim pasigaminti dabar grikių duonos. Pradedam gaminti tą išgirtą tą grikių duoną. Taip, ir mes šį kartą gaminsim ne šiaip su vandenuku, bet gaminsim su ekologišku kefyru. Kad nesugadinti tos duonos kažkokiais nesveikiais produktais, tai mes ekologiškus grikius dar užmaišysim ant ekologiško kefyro. Tai mes... Let's go. Jo, tai supilam visą tą kefyriuką. Kiek iš tokio kefyro kiekio galima pagaminti duoną? Duonos gaunasi, jeigu tokie nedideli, 2 maži kapaliukai. Ką mes tada dedam? Mes trupučiuką dedame sodos, nes kepimo milteliai neiškels. Grikiai iš principo jie sunkiai keliasi. Su raugu jų negali iškepti, tai vat mes naudosime sodą. Tam, kad neįvyktų toks labai, nelabai toks skanus dalykas, soda turi tokį prieskonį, tai mes užgesinsime ją būtent šitam
Jeigu aš viską atsiminčiau, aš būčiau tobulas šefas tiesiog. Išmaišome ir palaukiame kokių 10 minučių, kad sureaguotų ir visas va šitas kiekis jis trupučiuką pakyla ir netgi atsiranda tokių burbuliukų. Tik tais parodyti iš arčiau, kokia įvyko reakcija. Jau iš tikrųjų pakilo, beveik dvigubai pakilo. Taip, žiauriai kyla, ant akių kyla. Jo, labai greitai. Bet kaip suprantu, visą laiką maišau, kad reakcija būtų. Jo, reakcija būtų, bet mes jau galim palikti, tada turėtume laukti, bet kadangi mes nelabai turime laiko, įdėsime druskytės. Tai panašiai ant tokio kiekio. Nešam jaunimui paragauti, ar ne? Jaunimas. Nešam ten, kurie sėdi už kadro. Čia kaip pagrinai, kaip paveikslas vasaros. Gerai, tada įdėjome druskytės, kad būtų sotesnė mūsų duonytė. Mes įdėsime grikių dribsnius, kadangi jeigu jau čia grikių duona, dedame grikių dribsnius. Jūs sudedam, kokius, sakykime, 3 šaukštus. Įdėkime, nepagailėkime tų. Gerai, įdėkime pusratvirtą. Jo. Tai va, aš dar patikslinsiu, kad įdėjau ekologiškų avižinių dribsnių, nes mes, kaip minėjom, kad šį kartą gaminame duonelę tiem, kurie netoleruoja glitimo. Ir dar įdėsime šitų įspaudų. Čia yra judros įspaudos, čia yra jau panaudotas produktas, tai vadinamas panaudotas produktas, bet jis labai tiks mūsų šitai duonai, tai mes panaudosime judros. Man patiko pagaminimo pasakot, kaip pasigaminti, tai yra spaustas aliejus tiesiog. Tai yra čia ne tai, kad antras produktas yra. Tai yra tas produktas, kurį kaip atlieka arba yra išmetama. Įspaudžiamas aliejus. Kas yra mūsų idėja, neišmeskit nieko. Tai yra panaudojama gyvūnėliams, bet jose judroje lieka ir baltymai įspaudose. Tai gali būti judros, kanapių, linų sėmenų įspaudos, viskas. Mikroelementai, mineralai, ląsteliena. Ką mes išmetame, tada einame, perkame į vaistinės, multifunkcinis super food, super maistas ir paskui mes Ir tai turėtų būti belia kaip sveika. Va, dabar moliūgų sėklas dedame, va čia dedame saulėgrąžų, įsivaizduokime, kiek norim, tiek galim dėti, bet galim nepersistengti, sakykime, čia įdėjom ir dar visai neblogai čia tiks, žinokit, ir kmynai. Tai įdėkime ir kmynų, o kmynai kam reikalingi, kad lengviau virškintų, kad ten įsiskirtų tie visi virškinimo fermentai ir kmynai padės mums dar labiau suvirškinti šitą duonelį. Tai va, vėlgi, palaukiam truputėlį, kad tie dribsniai, jie visi išbrinktų tame kefyre, vėlgi, kad jie susijungtų ir turėtume vėlgi palaukti apie kokių 20 minučių panašiai. Bet mes šiandien padarysime trupučiuką greitesnį variantą. Greitesnį variantą, jau truputėlį tas didumas to kefyro, kaip jūs matytumėt, kokie gražūs burbuliukai. Matot, ką reiškia, kad kefyriukas taip reaguoja. Nu va, ir aš jau dabar čia jau įpyliau būtent va šitų ekologiškų grikių miltų. Va čia ir bus dabar panaudoti būtent čia tie sveiki ekologiški miltai. Jie yra netinka tie kepinti, čia būtent tie šviesūs miltai, nes jeigu jūs bandysite daryti su tamsiais grikiais, tai jūs turėsite problemėlių, todėl kad ten... Išplytinė duona. Ten yra nevalgomas beveik. Kaip tik pradėjau kepti, turėjau tokią patirtį, įsipyliau tų tamsių grikių miltų ir nežinau, aš pyliau to kefyro, pyliau vandens ir vis tiek, kai iškepiau, tai iš tikrųjų ten nieko gero nebuvo. Tai iš tikrųjų reikia naudoti tuos šviesius miltus. Kol maišote, aš noriu greitai čia peršokti. Ir kokį kiekį mes čia jau įdėjom? Ir kokį turėtume dėti? Šiam 3-litriniam stiklainiui faktiškai reikėtų 5 citrinų ir 50 šitų šeivamedžio žiedynų, bet aš jau nebeskaičiuoju, tiesiog skaičiuoju citrinas, dedu sluoksniais ir mėgstu užpildyti visą šitą stiklainį, bet tiesiog nereikia atspausti labai, ne tokį darai. Tai čia dabar mes darom sirupą. Taip, čia mes dabar darysime sirupą, žodžiu, mes užpilsime cukraus ir vandens jau tuo sirupu, kuris yra išvirtas, jis turi būti atvesintas, kad nenužudyti visų šitų gerųjų dalykų ir paskui tą sirupą laikome, aš laikau apie kokį mėnesį. Pradžiai palaikau šiltai, kad viskas, o paskui šaldytuvą ir mėnesių.
O kolega, kaip galvojat, kur geriausiai rinkti tokius dalykus? Nežinau, kad prie kelio yra labai negerai, kur daug mašinų važiuoja, geriau lysti kuo giliau į mišką, ieškoti bičių skraidančių aplinkų jaučio, ne? Tai aišku, reikia rinktis, jeigu kaip ir medų. Bitės, jeigu kad ekologiškas medus taptų, tai 3 km spindulių neturėtų būti cheminių laukų. Kolegė, matau, jūsų tešla jau yra paruošta. Jo, jinai dar stovi kokių 20 minučių. Aišku, sutepu alyvuogių aliejų. Nu, svarbu, kad jeigu jau mes jau laikomės, aš jau minėjau, ekologija. Tai jau bent jau panaudokime alyvuogių aliejų. Taip, jis yra, kaip čia pasakyti, kepimui nereikėtų jo labai ilgai deginti, bet va šiuo atveju, kadangi įdėsime tą glykytą duonelę, tą tešlą įdėsime į skardelę ir tada kepsime. Kepsime apie kokių 180 laipsnių, čia priklausom nuo orkaitės ir panašiai. O mes pasiruošę gerai? Tai mes pasiruošim. Ir laikome kokią 1:20 minučių. Su grikių duona vėlgi yra. Reikia pajausti, kada jinai vis dėlto iškepia. Pagal spalvą, pakėlus pasižiūrėti, koks yra dugnas. Pagaliuką įsmeigus pasižiūrėti, ar nėra ten to tokio šlapos tašlos įvaizdžio. Kad būtų visai iškepus. Visi atviro jaunimo centro vaikai, jaunimas žino, kad kai valgom svogūnus, ištisus metus renkame svogūnų lukštus. Ir kiek Algimantai, ką mes juos renkam, tos lukštus? Kad per Velykas turėtume su kuo dažyti kiaušinius. Taip, čia vienas iš variantų. Dar koks variantas? Galvočiau, gali būti padažas, įmanoma padažą kokį padaryti. Sriubos spalvą pakeičia labai gerai. Taip. Ir mes čia turime dabar ale sriubą, ar ne? O žinote, kad iš lukštų yra išskiriama medžiaga, kuri padeda valyti organizmą, faktiškai gydanti medžiaga yra. Iš būtent lukštuose. Taip. Svogūnų lukštai. Tas kietas toks dalykas, ką jūs darot, kad jūs viską pernaudojat. Jau aš parodysiu vėliau jums kibirą bananų. Nu tai Algimantai, aš kadangi visą šitą reikalą žinau, bet duodu tau rasti šitoje svogūnų sriuboje mėsą, jeigu tu užjau. Bet aš traukiu su... Čia taip įdomiai labai atrodo, vaizdelis toks labai... Ta prasme, kaip gražiai atrodo. Tarp kitko, vienas iš tų tokių labai tvarių super reikalų yra, jeigu mes lupam morką. Ane, va čia, prašau, va čia dėk. Ane, nukrapštom tuos... Viršų imam. Jo, čia nukrapštom, ar ne? Kadangi mes kalbame apie tą įdomesnį medžiagų, ar ne, panaudojimą, kurias daugelis išmeta, tai čia tikrai unikalus būdas pasigaminti ale rūkytų sūdytų lašinių. Ir juos kartu su duonele varomos paskui paskanausime. Aš nežinau, kaip čia, ar jaučiasi kaip rūkyti, ar nesijaučia kaip rūkyti. Man tai įspūdingai kvepia. Jo, kvepia svogūnai. Tie svogūnai duoda spalvą, taip tai mes gaminame kaip, sudedam daug svogūnų lukštų, įdedame priklausomai nuo mėsos kiekio druskos, čia aš dėjau 0,5 kilogramo druskos. Bet reikia nepagailėti tikriausiai. Jo, reikia nepagailėti druskos ir aš čia dėjau dar prieskonius skirtus agurkų marinavimui. Nu, kolegos. Arba rauginti kartu. Tai su duonyte ragaujam ar... Pirma. Va čia dar duonytės. Gal ir per sūru. Aš kaip mėgėjas, sūriau. Progo burnočiau šau. Agurkas tiktų dabar, ne? Labai. O dar jeigu raugintas, šviežiai raugintas būtų jėga. Tai va, reikėtų tuos lukštus viską nukrapštyti, nusisausinti, susidėti į... Čia yra sumedinė duona dabar. Kokia tekstūra gera viduj. Bum tiesiog toks. Gerai nuskanaujam. Jie kaip pašals bus dar skanesni, tai tokiu pat būdu galima išsivirti ir skumbrę. Tikriausiai jie stingsta, taip kaip pašals tada. Reikia virti valandą. Šitoj sriuboj mes verdam valandą laiko. Tai va, pasidarom ale sriubą, verdame valandą laiko tuos lašinius, paliekam atvėsti ir paskui tada parai laiko iš šaldytuvo. O kiek jie gali laikytis, va tai jau? Kol suvalgysi. Aš jau dar pamokinsiu pasidaryti salatas, kurias mes galime pasigaminti iš labai neįprasto produkto, iš arbūzo. Bet mes naudosime arbūzo tik tai šitą baltąją dalį ir su morka. Tai vat ši čia bus ta balta dalis vietoj
skaitykim, agurko arba kokio meliono. Aš per visą gyvenimą gamindamas neišmoksiu tiek, kiek per šiandien mūsų sensą. Pasipjaustom arbūzą, ale arbūzą, ar ne? Valgom arbūzą kaip desertą, nes čia yra cukrus. Nu, labai įdomus sprendimas, lašiniai su Jo, arbūzu, žiauriai įdomus. labai įdomus. Ir kiek matau iš karto kolegė palieka jau ir tą kiautą vadinamą, tai tikriausiai kažkas ir iš to. Kažką panaudojo. Nes jau kažkas mes nieko neišmesim. Aš esu bandžiusi savo virtuviniuose atradimuose, beje, aš turiu Facebooko grupę jau virš 10 metų, virtuvinės šėlionės, taip pat vadinasi ir mano kulinarijos būrelis. Pasiekit virtuvinę šėlionę. Virtuvinės šėlionės jo. Va, ir aš iš šitos žalios dalies dariau cukatus. Atleiskite, kas yra cukatai? O vat apie cukatus mes pakalbėsim. Dar ateisim. Dar ateisim, prieisim, prieisim prie gerai, cukatų, prieisim. taip. Persipjaunam ir kokio norim. Tokiais Tokiais maloniais šiaudukais. šiaudukais. Taip, kad būtų malonu valgyti, ar ne? Tai šitas žalias žieves mes puikiai galime dėti į savo kibirą, Aparatą. kaip ir mes kalbėjome. Taip, ar ne? aparatą. Čia yra labai gera kompostinė. Mes į ją dedame visas maisto atliekas, kurias galima kompostuoti. Ir realiai čia nereikia labai daug kažkokių tai prieskonių. Va, arbūzo šita dalis žalia. Tarp kitko, ir gal prieš kokius jau taip 6 metus atradau šitos arbūzų žalios dalies uogienę. Jinai labai populiari Amerikoje. Mūsų klimate, ant mūsų klimato įmanoma užauginti gerą arbūzą? Ar jam reikės jau įmanoma? Taip. Nereikės Yra būtent ūkiai. yra ūkiai. Kolega Mindaugas, ar yra tiesa, kad suvalgius tą sėklą išaugs arbūzas? Pilve. Ne, vis dėlto. Nėra. Tai puikiai atrodo. Taip, ir labai gražiai Tiesiog atrodo. Gaiviai vasariškai. Ir dabar tiesiog yra keli būdai, kaip jūs norite ją suvalgyti. Galima čia ir dabar su aliejukų prieskoniukais, o galima net irgi panaudoti tą acto marinavimą, ar ne, kai kas mėgsta, ar ne. Ir tiesiog tos salotos valgomos tada yra trupučiuką ilgiau. Aš manau, gal net ir šito aliejaus užpylus net nereikėtų ir prieskonių. Aliejaus kartumas, arbūzo ir morkos saldumas. Jis suveda viską. Jo, ir dar kas man patinka traškumas. Bet gal citrinos ir galima būtų Jo, man tas šlakelį. Tekstūra traškumas. nereali. Jo, va, tas labai geras dalykas. Tai turi tapti šių metų jūsų atradimu. Arbūzo žievelė ir morka. Aš žinau, kad mano mamai šitas jau patiks. Aš grįžęs dabar į Klaipėdą, pirmų taikinių mamai šitas pagaminsiu. Šiuo metu aš planuoju pagaminti tą gyrą iš eglių, pušų ir kadagio. Atrodytų, žiūrėkim, pilna šitos medžiagos, pilna. Jo, labai patarčiau nerinkti tų spigliukų čia mieste. Tikrai išvažiuokime į sodybą, išvažiuokime į žalią mišką ir parinkime. Yra daug geriau, kada jie būna dar žali tokie, dar tik tai įsiskleidę daigai. Jau šiek tiek, sakykime, šitą eglutę dar jinai šviesi, bet jau po trupučiuką jinai jau tamsėja, jau bręsta, bet vis tiek jinai turi labai tą šaunų kvapą ir turi labai daug gerų teigiamų medžiagų ir žiemą, imunitetas, kad ir vasarą. Ir kadangi mes fermentuosim, tai įsivaizduokime, kad gausim labai daug vitaminų, gausim įvairiausių tų medžiagų, kurių mes niekada nepanaudojame. Ir plus fermentuotas pilvas mums bus labai laimingas. Ir mes naudosim net ir šakelę. Viską naudosim. Viską dėsim drąsiai ir gražiai. Nusiplaunam, nusiplaunam ir viską. Ir tik tais patarimas pačioj pradžioj, jeigu nevalgėte to dalyko, tai negerkite iškart labai daug, kadangi organizmas turi trupučiuką prisipratinti. Geriau galit prieš tai suvalgyti, paimti tą augaliuką suvalgyti. Po trupučiuką. Ir pajausti tą skonį, tą rūgštumą. O tada jau gerti pilną burną ir pasigaminti. Tas gėrimas nesigamina labai greitai, reikės trupučiuką laiko, bet gal pradėkim tada. Jo, tai dabar galima naudoti cukrų. Jeigu naudojame cukrų, naudokime ekologišką. Tikrai Lietuvoje yra iš runkelių ekologišką cukrų. Galima naudoti cukranendrių, jeigu žinom, kad tikrai nepadažytas tas cukrus, kad tikrai tikras. Dabar šiuo metu mes naudojame medų ir įdedame panašiai, naudosime apie 2 litrus vandens panašiai, kad gautųsi. Pamatysim pagal skonį, bet įdėjome medaus, pabandome dabar jį ištirpinti. Medutis jau beveik tirpsta. Gerai tirpsta. Jo, medutis tirpsta, tada sudedam tuos žalumynus, sudedam tuos
tuos šakeles, va, man kolega padės, sudedam. Čia, žinokit, labai įdomus kadagys ir kadagys dar yra su uogytėm. Kadagio negalima labai daug dėti, kad kadagys yra stiprus. Tai jeigu mes dedame daugiau pušies, daugiau eglės ir, sakykime, 1/3 mes dedame kadagio. Tai kadagys, ką jisai daro? Jis tą gėrimą padaro tokį kaip melsvą. Spalva neduoda. Taip, neduoda, kadangi kadagys yra toksai kaip, jis turi tokia kaip melsvumo, jo labiau, kad jo uogos yra labai geros. Vaikams patinka melsvi gėrimai. Tai va, Tu spalva. tai va čia. O ką darysime su kaštonais? Tai vat, manau, kad labai gerai, nes čia Gerai. yra šviežus, iš Matos. jų verdama uogienė. Žinokit, tikrai dabar yra moteris, kuri daro labai skanius. Tai vat, įsivaizduokim, panaudojame, bet šitas netgi tos šviežius konkurežiukus, jie tikrai kaip ir vaisiai turi labai daug tų visų teigiamų savybių. Tai vat, viską sudedam panašiai apie 300 gramų. Mes savotiškas ir studento džiaugsmas, mes dabar rodom, kaip tiesiog, jeigu neturi ir baigęs tą dieną, eik į mišką biškį. Ir pakvepuosi. Ir pakvepuosi. Ne tik studentų, čia visiems. Čia visiems, jo, tai vat mes Išgyvenimo dalykas. sudedam tuos vat spigliukus, tikrai čia nereikia kažkaip labai ypatingai pjaustyti, vat, švariom rankom Tiesiog sudedam, sulaužom, jo, sumetam. O Taip, dabar, mamu, ką tu čia užpylė, nepasakai mums. Nu tai ašgi užpyliau dabar tą šeivamedžių sirupą. O čia vandens užpylė? Jo, Čia tas sirupas. Čia buvo cukrus ir vanduo, užvirė, jisai pravėsų ir aš to pravėsusiu užpyliau. Ir viskas, ir paliksim ilsėti. Razinos. taip, tam, kad Manau, vyktų kad ir fermentacija, yra mes daug turime į tą gėrimą, į tą medutį ir į tuos spigliukus įdėti razinų. Įdedam razinų ir dar ką aš naudoju, kadangi kepu natūralią ruginę duoną su raugu, tai pas mane yra panaudojama, vieną bandysime, kad buvo įdėta duonos, kitam nebuvo duonos, galima bus pajausti. Tai kadangi taip trunka tas dalykas, tai mes turim jau Mes paruoštus jau turime paruoštus. Taip. du, taip. Nes 5 dienos per karštį, tai 5 dienos, jeigu bus vėsiau, gali ir ilgiau vykti. Tai va dar įdedam tuos ruginės duonelės. Nerealu, iš tikrųjų, viskas pakol kas tiek nerealu. Ir daug sužinojau, ir viskas taip gražiai ir skaniai atrodo, ir yra skanu. Ir sveika. Ir sveika. Čia va tikrai Tai va šitą gėrimą tada uždengiam tokia kaip merlė, vadinkim, arba tinkleliu, kad neįkristų pas mus čia kažkokie gyviai ir muselės, laiks nuo laiko. Nes jie irgi nori paragauti. Jie labai, nes prasidės rūgimas ir mėgsta ten tie visi vabaliukai ateiti, muselės ypatingai. Pamaišome tą medų, kad viskas susimaišytų. Viskas. Po to mes dar, kai jau išrūks, šitą jau paliekame rūgimui. Galim pasižiūrėti, kaip panašiai viskas atrodo. Tiesiog akvariumas. Tiesiog kaip akvariumas gyvas. Tik nedėkit žuvyčių. Bet čia irgi akvariumas. Čia vaza, čia tiesiog Čia namų absoliutus. papuošimas. Tai O kaip- tiesa, ar gira laikom uždaryta? Ne, tai va uždengiam merliukų, neuždarome. Neuždarome. Neuždarome, turi Duodam gautis, kvėpuoti. nes ateina iš lauko mielės, ypatingai Savas vasarą. Medus yra vienas dalykas, kurį galite naudoti. Medų, ne cukrus. Medus yra ne cukrus. Nemaišykite. Okay. Vaisiuose esantis cukrus su fitonutrientais, kurie ten yra įdėta, irgi galite valgyti kiek norite. Ir niekada net cukriniu diabetu nesusirgsite. Kurią pirmą ragausime? Tai va, kadangi šita bus užrauginta su duona. Okay. Tai Čia tokia, kokią mes darėme. Jo, nu čia dar ir dėjome ir razinas kartu čia, kad parodyti, bet čia yra su ta ruginė duona. Tai va, taip, bando, reikėtų dar labiau atšaldyti, galima leduko įdėti ir, vienu žodžiu, labai gerai, aš jau ragavau ir mano pilveliui tikrai labai patinka šitas gėrimas. Nu, kalėdos. Visiškos kalėdos. Absoliučiai kalėdos. Feliz Navida. Kaip tau Galite tarti, kad skonis toks nenuspėjamas. Nenuspėjamas. Jeigu Tai labai reikia- įdomus. Jo. Jeigu reikėtų spėlioti, nežinant, kas tai buvo, manau, kad nelabai atspėtume, ne? Ne, tikrai Neatspėtume. Visiškai. Yra ir spyglio skonio, ir po to ateina tas vitaminas C, pasijaučia. Ir manau, kad ir duona, ir tas fermentavimas, nu, bet kažkaip visuma. Aš sakus jaučiu, ne? Man va, Tokie sakai. man tas spyglio irgi Jo, toks geras. tai va čia taip. Tai pabaikim šitą iki galo.
Nes Po pagal- pirmą iki dugno. Oi, hebrytė. Dabar čia tas labiau mėlynas, kur duonos... Ką daugiau dėjom? Čia dėjom ką daugiau, visko dėjom tą patį, tik tai čia nedėjom duonos. Tai pabandom be duonos ir Vaiva sako, kad vis dėlto su duona yra geriau. Jo, Yra duona kartočiau to pirmo. Tai čia yra pabandymų žinoti, kokia vis dėlto fantastiška yra mūsų rūginė duona, mūsų rūgys ir raugas. Nes raugas dar duoda, kmynai duoda dar... Čia yra... To daugiau, kur su duona, stipresnis toks skonis, skanesnis nuėjimas toks. Čia jis toksai, vat, gal vaikams. Jo, jis toks lengvas toksai. Jeigu pridėtume ledo ir gal daugiau dar citrinos. Dabar siūlyčiau galbūt pažaisti tokį nedidelį žaidimą. 100% žinom, kad jisai išmeta, ką mes galim duoti paragauti, ir atspėk. Ir kad nespėtų. Vat, koks tau atrodo, tai būtų vat, patiekalas mūsų šios dienos. Kuri labiausiai neatspėtų? Jo, kuri labiausiai neatspėtų galbūt. Pasirinkčiau vieną, tai svogūnų laiškai. Tie svogūnų laiškai, ar ne? Tas riba, ane? Visi iš karto, kiek be matysi, grubiai nulupa ir tai yra visiškai išmetama. O kad tu gali užsirubinti taip lašinį ir ten ta tekstūra tokia kosmosas. Bet aš manau, nuostabu tokios yra tvarios virtuvės dirbtuvės, kuomet mes atnešam tokius netikėtus produktus, netikėtus ingredientus ir tikrai galbūt žmonės net iš pirmo net jų smegenys gali neprimti šitos informacijos. Tai va, kaip ir mano. Kaip ir mano. Nu kaip taip, bet kol neparagausi to skonio, ta prasme, arbūzas su morkytėm ir su to aliejum, kosmosas, kažkoks tai kosmosas. Tiek pervartoti ir tiek pernaudoti dalykus, aš net neįsivaizdavau. Mane iš karto aš atėjau, galvoju, jūs man gėlių pridėjote tiesiog į namus. Tai tikrai galima pasidžiaugti, ar ne, tokiais projektais, kurie supažindina su neįtikėtinais dalykais, ar ne, su to ekologišku maistu. Ir galbūt tikrai pasirinkimas būtų atėjus į parduotuvę, neiti ten, kur akcija, kur pigiau, o nusipirkti kokybišką gerą produktą, kuris atneštų mūsų organizmui tam tikros naudos. Tai mūsų kūrybinės dirbtuvės virtuvinės tikrai nesibaigia. Aš manau, kad šiandien jau ir taip visko jūs čia per daug, ir mūsų pilvai sprogs. Labai džiaugiuosi tie, kurie atėjo į šią dirbtuvę, sėdė už kadro ir turės puikią galimybę visą šitą paragauti, o mes su jumis susitiksime dar kitose kulinarinėse dirbtuvėse ir bus dar neįtikėtesnių dalykų. Ir bičiuliai, tikrai pamėginkit, ypač kas mėgstat gaminti virtuvę ir gerbėt savo virtuvę, turėkit tų eglės šakelių prisiskynę. Tik tai ne miestą, išvažiuokit už miestą. Taip, ir tikriausiai, kas mėgsta, to labai daug žmonių mėgsta vaišinti savo draugus ir visi domint patiekalus ir daryti vakarienes visokias. Tai tokios informacijos prisirinkau, mes su geriausiu draugu kiekvieną kartą susitikę darom kažką įspūdingo. Tai aš jam labai daug šią vasarą parodysiu, kai grįšiu iš Norvegijos. Ačiū labai, kolegos. Turbūt, faina, paėmė citriną ir galvoju, kaip ją suvalgyti nuo iki. Paėmė ten obuolį ir kaip suvalgyti nuo iki. Paėmė arbūzą, kaip nuo iki, ne? O iš sėklyčių galima pasidaryti nuostabius paveikslus arba karolius. Tai va. Viskas yra panaudojama, viskas yra iš gamtos. Ir dar vienas patarimas, mes girdėjom vienoje paskaitoje, kaip patarė, kaip greitai pajausti tą skonį, tai suvalgyti dilgėlę. Susuktą dilgėlę, kad nelabai dilgintų, pajausi burnoje tą visą dilgčiojimą ir tada, aš nebandžiau, žodžiu, tada įsivalo viskas ir jau tada gali ragauti visą šitą maistą ir bus tas priėmimas tikras ir skonis atsiskleis. Tai vėlgi dar vienas eksperimentas, eikime dar ir dilgėlių. Tai o šitas eksperimentas mūsų laukia kitojame mūsų susitikime. Geras, aš paskutinį kartą man darydavau tai tavo vaikystėje. Paplokime saulę ir vieni kitiems. Iki pasimatymo ir laukiam dilgėlių. Ir dar daug įspūdingų dalykų. Ačiū.